nors per telefoną atrodo kaip beveik diena, bet mes varom prieš 6, kėlėmės 4:30 ir varom dabar į aukščiausią tašką mūsų kelionės. Pagaliau pasiekėm mūsų kalno viršūnę. Poon Hill. 3210 metrų. Panorama tai atsiveria kosminė. Šaunuolė darbštuolė. Įveikusi. Drąsiai. Žmonių tai jau nemažai. Peizažas tai wow. Ir vėl saulelė atkopdama būdinos vietą. Kada nepradės šildyti? Mūsų vietas jau buvo būdė seniai. Prieš porą valandų. Sėmėm gėrimų kalno viršūnė. Tai man padėjo, gal čia pasiimsiu. Ką pasėmėm, Karoli? Vienas karštas šokoladas ir viena imbielinė Atsarginė kušliuk? su citrina ir su medum. Tokiam va vaizde. Jo, ir spėgės tai kainuoja. Spėkit, kiek kainuoja. Dabar palauksim, kol spėsit. Gerai. Pasirinkot savo spėjimus? Gerai, ir atsakymas? Tai karštas šokoladas kainuoja apie €1.10, o šita kainuoja €1. Ant kalno viršūnės. Ant pačio viršaus. Prisiminkit, kiek kaziuko mugė kainuoja. Ir vat su tokiais va vaizdais. Einam, Karli, gal viršų? Ta prasme... A jūs juokaujat? Ten va kyla saulė, matosi. Vėliau kokie gražūs vaizdai. Vau. Ir esame ant kalno viršaus bokšto. Esame dar aukščiau. Tik šiek tiek sunku prieiti prie kraštų, nes labai daug žmonių čia. Evakuojamės iš kalno, nes tiksliau iš to apžvalgos bokšto, nes yra brutalus šaltis, vėjas. Aišku, lipdami visiškai sukaitom, peršlapom ir dabar yra ekstremaliai šalta. Tikėkimės, kad mūsų neperpus. O čia jau geriau, čia yra šitas šuniukas. Dėl ko emotion? Nesitikėjau, kad užlipsiu. Ir galvojau, kad aš iš vis nelipsiu ir nevažiuosiu. Aš galvojau, kad liksiu tame miestelėje. Man atsidėjo tą kelią. Aš galvojau, kad yra fiziškai neįmanoma užlipti tokiais skausmais. Tai aš galvojau, kad neužlipsiu. Bet užlipai šaunuolė. Buvo tokia prabanga, tokius vaizdus matyti. Sakoma, kad čia yra geriau negu Everesto aikštelė stebėjimo. Nes čia yra visi, čia keli kalnai netgi yra virš 8 km aukščio. Tai čia jie gali praktiškai kaip Everestas yra. Jo, Praktiškai tokia pačia aukščio. kelių šimtų metrų skirtumas. Tu net nepastebėtum skirtumą. Man atrodo, tarp šitas dar geriau matosi negu Everestas, dėl to, kad Everestas yra tarp aukštų kalnų, o šitie kalnai yra tokie, atsiveria nuo tarp žemesnių kalnų ir jie dar geriau matosi. O šitas kalnas yra dar nei karto neįliptas. Naktį tamsoje, kai lipom nesimatė, bet matosi, apšerkšnėje čia viskas. Turbūt gal ir minusukas būna lengvas ryte. Bet bent jau gerai, kad čia nuo viršūnės nusileidom
labai nedaug, bet vėjo iš vis nebėra ir žymiai geriau. Nes tas vėjas košintis, kai esi šlapia nugara, tai nelabai malonus. Leisimės dabar iki mūsų namuko to kalnų, papusryčiausim ramiai ir pradėsim kelionę į kitą miestelį. Šiandien laukia tokia ganėtinai ilga diena, nes, man atrodo, 17 km šiandien maršrutas yra. Kur sakė, tiesiog klausė kelis kartus, ką mes turim apsirengti. Gabė suprato, kad bus ekstremaliai šalta ir apsirengė kaip svogūnas. Kelnes, ant savo kelnių savo šotus, mamaikutė, termomaikutė, davinė maikutė, megztinis, lietpaltis ir maikės šalmas. Buvo palikėlis man. Praėjom 3 minutės, kiaurai šlapi. Tik išėjom į lauką, visiškai nešalta. Žymiai šilčiau negu Lietuvoje. Taip, tai... Jiems čia šalta, mums tai čia eilinis rytas. O šitie medžiai, tai čia rododendrai. Tai kaip Lietuvoje yra krūmai. Toliau tęsiam savo haiką. Ir buvo mieste vienas šuo, kuris nusprendė eiti kartu su mumis. Tai jau nežinau tiek laiko, bet jis tiesiog eina su mumis kartu. Jeigu mes atsiliekam biškį, jis taip atsisuka, pasižiūri ar mes šalia. Bet mes jam nieko nedavėm, nei maistą, nieko. Tiesiog seka mus. Labai fainiai, ne? Gydas mūsų. Ir mūsų šuniukas. Vaizdelis neblogas. O čia neša 2 žmonių kuprinės. Mūsų ištikimasis gidas. Best guide in Nepal. Vaizdelis. Gabita. Puikiai vieta piknikui, man atrodo. Tai ką, mums maždaug 10 metrų nuo galvos praskrido šitas lėktuvas. Gaila, nespėjau išsitraukti. What the fuck? Čia praskrido realiai 10 metrų. Galėjau... Crazy. Atsisuku, varsme, aš nežinau, nu max 10 metrų. Gal 5 metrai. Toks tarpeklis. Aišku, per telefoną tikrai nepersiteikia tas grožis, bet šiaip bene ką. Jo, čia raganosiai. Jo. Biškį sumaišai vietas. Po poros dienų matysim raganosius. Mes einam ir tada toks bičas aplenkia mus. Bičas su 5 kuprinėm tiesiog prabėgo pro mus, kaip prostovinčius. Ir mes su savo Gabyte, parodyk savo kuprinę. Kokia didelė, patinė ši. Ir kaip tau sekas, nepavargai? Dar reikia perimti šitą, ne? Pasiruošus dar 4 valandom žygio. Na? Beteis. Gerai sėkmiai.
Tai aš pati turiu uždėti. Mus pasitinka asiliukų taryba. Paleisi? Ieška sneksų, man atrodo, kažko. Kažką užuodė. Praleido. Pagaliau atvarėm į mūsų šiandienos nakvynės vietą. Kaip tu, Gabe, jautiesi veikus 30 000 žingsnių? Jau, kėlėmės realiai 4 valandą ir visą laiką kalnais į viršų, į apačią, į viršų, į apačią. Tai, tikrai intensyvi diena buvo. Čia va mūsų kambarys toks, iš molio namelis, bet, šį kartą be tulpio viduj, bet lygtais turi būti karštas dušas, tai manau, kad ištestuosim. Žmonės galva taip jau. Dabar pailsėsim, gal atsigersim arbatytos, ne? Kitoj serijoje matysit, kaip mes vos nenuriedam su autobusu nuo skardžių.